Sveiki visi, kada nors meškerę čiupinėję arba tik iš manęs pažengt atėję. Pučiam dabar, pasimsim gyvumo salų. Turim porą valandėlių Kaune street fishingui. Pažiūrim, kas atėjo, ar koks karšiukas, ar plakiukas. Pažiūrėsim. Ką iškratysim. Žiūrim, ar turim metalurgijos. Turim. Ką? Jauko. Nerekomenduoju čia tų jaukų, bet... Traperis lėčič. Nemune bus gerai, biški lipnesnis. Kilo, tarkim. Toliau dzikelio ir sliekelio paimkim. Nežinau, kai čia met. Šitą paimsim. Kad nesukrapštau, užlibas darau. Valandinė receptūra. Vyko nedavalgymas į Norfą, atvažiavom. O ko mums čia reikia? Reikia pačio prasčiausio pašaro, koks tik įmanoma. Kažko tokio. Ir arba maišyt kartu, arba bandyti du skirtingus, bet aš neturėsiu tiek laiko, kad du skirtingus išbandyti. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis. Ką žinau, čia nebus prasčiausias, man atrodo. Tai pažiūrėsim kainą. Nusipirkau tau už pitaką. Jau Norfą už pitaką pašarą pirkti, nežinau. Čia tikrai gavosi. Normalu. Traperis automatė 3,50, o čia kažkoks VDE kečas už pitaką. Prašom, blė. Kadangi važiuojam į Nemuną, pasidarysim nemuninę sistemą. Greitas rišimas. Nieko blatno, tai parodysiu, ką darau. Kodėl turbūt irgi nepasakosiu. Visi ir taip žino. Huita čia tam Nemune reikalinga. Svarbiausia tik tai nedėt atvadų jokių, kur gaudysim. Kietas dugnas, jeigu sudėsim atvadą ir pakelsim meškerę vėliau į viršų. Mums sukel sistemą nuo dugno ir jinai gana aukštai valiosis. Žiūrim, koks atvadas. Galima ir nedėti didelio atvadą. Taip, tai viskas taip atrodo. Slankės, čia dėsi šėrykla ant suktuko, atsimuša į gumą, tada kitas suktukas, fiderinė guma ir fiderinės gumos gale mazgelis. Ant mazgelio jau paruoštas ovneris. Turime tokią kilpelę. Į tą kilpelį įveriam kabliuką ir traukiam iki pat piršto. Tada nusiemam nuo piršto, įdedam į gumą į vidų ir čia užtraukiam.
Tiesiog, va, užsitraukia ir iki mazgelio. Viskas. Easy peasy. Dar 2 rūšys šėryklų parodysiu, kokias naudosiu. Tai viena su nagais. 120, kita be nagų 120. Nežinau, kuris stovės, kuri laikys. Sakė, žolę labai neša, tai įrankių žviosim tik vienu. Pasiėmėm pašaro žuvims ir pašaro gaiba chūrum. Ką norėjai sakyt, ne? Ką? Man šitas vadėja tai gaidys, niuchas tai kaip kombikorm. Kol brinksta pašarą. Švarus dugnas pizda. Radom kažką. Lygtai akmenuką, lygtai dar kažką, bet vakar taip čia atrodo. Kažkam tolimesnė atstumą. Biškį bref. Tokias dabar raunam, kol atsibos. Nedamečiau.
du dzikeliai į tašką. Nepraėjus nei minutį žuvis atsilieka. Pažiūrėsim, kas čia per mėlačiai. Aukšlės stambios. Tuos pačius 2 dzikelius į tašką atgal. Žuvį leidom šį kartą, bet buvo kažkas. Vilčių neprarandam. Kas iš dziko padaryta. Pavadinimas likas. Sliekelį uždėsim. Aukšlių stambumas tai geras. Tik atėjau užsimečiau, pasišėriau tašką 5 geras šėryklas. Stovi pasirodo ne 120 kaip planavau, o 40 su nagais. Mazinau vieną karšį, pusirišau pavadį 0,18 iškart, nes buvo 0,12. Rūkau, vieną aukšlį. Aukšlė po aukšlis, ešerys va vienas, ką tik buvo. Bet dar turim biškį laiko, dar bandom. Pažiūrėsim, kas iš to išėjus. Bet šiaip krato tai nesveikai. Aukšlės normaliai yra. Bandysim gal, nežinau, truputį nuo taško atsitraukti. Bandysim. Skuduriuką, kad tvarkingai žvėju. Viską vis tiek iš šortus varau. Iš šortus į kojas, bet kur tik ne į tą skuduriuką. Jau taip įpročiai neįsivarau, nežinau. Norėjau gilį parodyti, bet nieko nesimato. Žodžiu, žvejoju 2 metrų sėklį. Visur panašiai sėklį čia. Šalia tilto. Delninį. Silvaka. Apsiramino aukšlė taške ir ką tik karščius kokių 3 kg minimum iškišo peleką, taip apsivertė. Nu, ble, davai! Atgins dabar iš vagus visą karšį man.
Ujerinsiu. Kelius mustelėjau. Spėkit, kas vyksta. Viniuojam. Galiukas net dreba, kaip koks katinas šlapės žiemą ant sniego. Nu ir pažiūrim, kas čia mum užkratė tą galiuką. Ant 3 dzikelių. O, brač. Batonai prasimuš. Va tokie batoniukai. Gražus, filiniai. Laukia kokių, 30 aukšlių, tai pamiršti žuvies iš tikrųjų jėgą. Dabar tą plotkę delninę pagautų, man jau čia kosmosas. Veganams akių džiaugsmas. Buvom krūmus biškių pažiūrėti, kaip atrodo iš arčiau. O taip atrodo mūsų žuklavietė. Kibiriukas, meškeriukas ir daug vilčių. Oi, sveikatėlė. Geras atcepas ir žuvis gera buvo. Belė. Ir atsikabin. Bet žuvį tai gerą pasistačiau pįsdėti iš karto, kai lupo į brofkę. Jo, nulupo pavadį virš mazgo. Tik pavadį perišau, užmečiau 5 sekundės. Iškart žuvis nedidelė, bet kažkas tuoj pamatysim, kas nervus gadina. O, ne, nu. Jeigu tokias kujytės gaudysim, sakyčiau jau tikras batonas. Nu tai kaip ir sakiau su tais karšiais, kad atėjo dingo aukšlė, taip ir buvo. Išsivertė ir tada daviau gerai pašarą. Damečiau šėryklą. Taškelį kaukšt ir hui. Tas karšys tolyn, vartės nusivartė kažkur, nežinau, į Kauną. Į centriuką pajudėjo turbūt išėjo. Taip ir baigės. Ir tada prasimušė kuojos. Tai dar kuojas biškį padaužom. Minėjau, kad porą valandų, tai va porą valandų ir praėjo. Dar truputį pasėdim, padaužom kuojas, važiuojam namo, ruošiamės vakariniai žūkliai, žodžiu. Čia bairiai. Ką tik šitas antis skrido, kalė į valą, nuplėšė valą. Da į balą šna viskas. Dabar čia baigta Nemune, važiuojam, ruošiamės vakare naujai. Nu, kaip sakom, taip ir darom. Važiuoju, pamontuosiu, kad jums būtų ką žiūrėti ant vakarinių. Ir patys pūsim ant vakarinio kliovo. Mašinytė tai normaliai plus 30. Biški taškentas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Susimatom laiduose, kituose.